Ką atsakytumėt, jeigu paprašyčiau jūsų išversti į anglų kalbą žodį rodiklė? Dauguma jūsų tikriausiai prisimins atitikmenį arrow ir būsite dalinai teisūs. Kai jūs matote tokį ženklą, tai iš tiesų yra arrow. Tačiau arrow anglų kalboje taip pat reiškia ir strėlę, kaip pavyzdžiui frazėje lankas ir strėlė a bow and arrow. O štai kalbant apie laikrodį, nepatikėsite, bet reikšmėje rodiklė reikia vartoti žodį hand. Taip, laikrodis anglų kalboje turi rankas. Taigi, minutinė rodiklė bus minute hand, valandinė rodiklė hour hand, na ir logiška, kad sekundinė rodiklė second hand. Viskas priklauso nuo konteksto. Na ir praktikai pasakykime porą sakinių su šitomis frazėmis. Pavyzdžiui, valandinė rodiklė rodo 10. The hour hand is pointing at 10. Minutinė rodiklė nejudėjo. The minute hand did not move. Save and practice.